2016 metų Baltiko Amadėjaus taurė pirmose rungtynėse susitinka. Baltomis kepuraitėmis Lietuvos rinktinė, mėlynomis kepuraitėmis Lenkijos antroji rinktinė. Rungtynėmis teisėjauja nacionalinės kategorijos teisėjas Anatolijus Osajevičius ir Audrius Čečkus. Vytautas Kalinauskas taip pat sveikinasi ir Klaipėdos laisvalaikio centras šiandien startuoja 4 truksianti Baltic Amadėjaus taurė jaunimo vandensvydžio turnyras. Pirmosios rungtynės, kurios mūsų laukia, ir iš karto jose startuoja Lietuvos rinktinė, kurios varžovai bus antroji Lenkijos komanda. Na, iš viso į šį turnyrą atvyksta 6 ekipos, kaip jau minėjom, Lietuvos rinktinė, antroji Lenkijos komanda, tad natūralu, kad yra ir pirmoji Lenkijos komanda, taip pat 2 Baltarusijos ekipos ir Škotijos rinktinė. Na, sakykime, pakankamai egzotiška atrodo Škotijos rinktinė, visos šalys kaimynai, Škotai didelį kelią turėjo įveikti tam, kad būtų čia Lietuva, ir atvyko visai neužilgo, jie taip pat žais pirmąsias savo rungtynes iškart po šių. Vyks dar 2 ir tuomet pirmoji diena bus baigta šioje Baltiko Amadėjaus taurėje. Na, rytoj komandų iššūkis iš viso numatytos 6 rungtynės, o tai reiškia, kad visos ekipos rytoj žais po 2 rungtynes, tad ko gero reikės tinkamai padalinti jėgas pirmosiose rungtynėse, tinkamai galbūt ir rotuoti žaidėjus, tam, kad šie būtų pakankamai švieži prieš prasidedant antrosiams rungtynėms ir galėtų sėkmingai kovoti jose. Dabargi pirmieji šūksniai, kuriais skatina vieni kitus komandų vandensvininkai. Lietuvos rinktinė, trumpai galbūt kaip jie atskirti, pakankamai panašus abiejų ekipų vandensvininkai. Viskas labai paprasta, baltas kepuraitės. Lietuvos rinktinė žaidžia baltomis kepuraitėmis ir jų varžovai Lenkai mėlynos kepuraitės. Jie pradeda žaidimą būdami kairėje baseino pusėje, tuo metu Lietuvos rinktinė gins dešinėje esančius vartus. Na, galbūt trumpai tiem, kas kiek mažiau susipažinę su vandensvydžiu. Viskas pakankamai paprasta, yra vartai, be abejo, už tikslų metimą yra skaičiuojamas įvartis, vienos takos metu gali būti pilintas vienas įvartis, 4 kėlinukai po 8 minutės, tarp jų būna pertrauka karts nuo karto. Esant tam tikroms situacijoms yra stabdomas laikas. Na, apie tuos visus taisyklių niuansus galbūt pakalbėsime kiek vėliau. Esant konkrečioms situacijoms, tuomet bus galima atidžiau jas įvertinti. Ir laukiame šių rungtynių pradžios, laukiame pirmųjų švilpukų. Taigi duodamas pirmasis švilpukas ir tas pirmasis kamuolys įmetamas. Ir panašu, kad Lietuvos rinktinė pradeda savo pirmąją ataką, kuriai skirta yra 30 sekundžių. Būtent tiek laiko turi tiek viena, tiek kita komanda tam, kad sureiktų savo išpalį, tam, kad atliktų metimą į vartus. Jeigu būtų fiksuojamos baudos, tuomet tas laikas galėtų būti pratęstas. Dabar Lietuvos rinktinės dar vienas išpalis. Kol kas nėra pirmojo metimo. Naujas atakai skirtas laikas. Turi kiekybinį pranašumą, pašalintas vienas iš Lenkų, 20 sekundžių praleis. Baseino krašte negalės padėti ekipai ginti. Šia lietuvių metimas ir vartų konstrukcija. Gelbsti Lenkus, nebloga pirmoji lietuvio ataka, neblogas bandymas, šiek tiek pritrūksta sėkmės. Na, ir Lenkai jau 6. Vandensvininkai, kaip minėjau, 20 sekundžių, yra keletas išimčių, pašalinų žaidėją, jeigu pelnamas įvartis. Be abejo, gali grįžti žaidimą ir taip pat gali grįžti žaidimą, kuomet jo komanda perima kamuolį, pradeda jį kontroliuoti. Stebime pirmasis Lenkų išpuolis, metimas iš tolėliau ir čia puikiai ginasi Lietuvos rinktinės vartininkas Povilas Reinotas. Siunčia kamuolį šalia vartų, šis panašu, kad būtų įskriejęs lietuvių vartus. Emilis Kalata atakavo iš tolimos distancijos.
Dar vienas Lenkų išpuolis, čia neblogas perdavimas ties prieš vartus, tačiau apsigina Lietuvos jaunimo rinktinė. Jų ataka, na ir kaip minėjau, dinamiškas, greitas sportas. Galbūt pats judėjimas žaidėjų ir nėra pats greičiausias, be abejo, bėgikai, krepšininkai ir viskai sąlygiai juda greičiau, tačiau tos pusę minutės labai stipriai apriboja galimybės. Čia Lietuvos rinktinė šansas, reiktų ko gero atakuoti, tą ir daro Lietuvos rinktinė. Kristofas Šalko, Lenkų rinktinės vartininkas, šį kartą jau jis veiksme. Šį kartą jau jis gelbsti savo ekipą. Dar vienas Lenkų išpuolis. 15 sekundžių lieka jų atakai. Na, grumėsi ten, tiesiai prieš vartus du vandensninkai, kol kas teisėjai švilpukai tyli, metimas iš tolimesnės distancijos ir pirmasis Lenkų įvartis Emilis Kalata. Na, pavojingas šis vandensninkas, antrasis jo bandymas, pirmas prisiminkime skriejo šalia, tik dėl to, kad sėkmingas buvo vartininko žaidimas. Taigi pradeda Lietuvos rinktinė ataką. Na, čia užspausti lietuviai, laikas tiksi, bauda fiksuojama. Bauda fiksuojama. Ir dabar Lenkai pradeda savo žaidimą. Ne, panašu, kad teisėjai turi kitokių pastebėjimų. Ne, vis tik tai taip, vis tik tai Lenkai grįžta lietuviai į gynybą ir Lenkai vėl bandys įsiveržti priekį. Lietuvos rinktinė išlygino rezultatą 1-1. Na ir vėl tas pats Emilis Kalata buvo su kamuoliu, skuba jis į aikštės vidurį, kol kas perdavimo negauna. Čia geras perdavimas, teisėjai švilpukai tyli, baudų ten nebuvo. Povilas Reinotas pradeda išpuolį, tolimas perdavimas į priekį ir kiek nedaug trūko, kad tas perdavimas būtų buvęs sėkmingas. Atsimuša kamuolys į Luko Baliulevičiaus nugarą. Lenkai vėl veržiasi į priekį, 2-1 jie priekį, na, tuo metu prie mūsų prisijungia Vandensvydžio federacijos generalinis sekretorius Rolandas Vizgirdas. Sveiki, Rolandai. Na, galbūt trumpai apie tą turnyrą, apie šią taurę, tos 4 komandos, kokios prognozijos, kuri komanda atrodo galbūt stipriausia ir turėtų būti laikoma favoritu? Pirmoji komanda, na ir Lenkų pirmoji, taip pagal mano nuomonę. Bet, žinot, vieną kartą vaikai žaidžia labai pakiliai ir parodo gražų žaidimą, kitą kartą pasimeta ir išsiderina ritmas. Sunku pasakyti, kaip ir praeitais metais taškas į tašką vyko kova, kai vilniečiai laimėjo viską, tai ten galėjo būti ir vieni laimėti, ir kiti. Tai čia prognozuoti labai sunku, bet norėtųsi aišku, kad mūsų rinktinė būtų favoritai šitame mače ir kaip ir pernai užimtų pirmą vietą. Povilas Reinotas puikiai čia ginasi nuo varžovo atakos, vėl aktyvus Emilis Kalata, na, vienas iš ekipos lyderių, bent jau pirmajame kėlinuke. Na ir Lenkai tęs savo išpuolį. Grąžinamas kamuolys į žaidimą. Naujos pusę minutės jų atakai. Ir plačiai keliauja kamuolys, kol kas nėra atakos tęsinių, galbūt dabar metimas iš toliau, na ir vėl tas pats Emilis Kalata.
ryžtasi atakuoti, akivaizdus Lenkų lyderis. Lietuvos rinktinės išpuolis kol kas nepradedama ataka, štai dabar tolimas perdavimas ir dar viena bauda. Na, galbūt, Rolandai, apie tas taisyklės trumpai žiūrovams, kurie galbūt neįsigilinę tuos esminius aspektus, kadagi teisėjas švilpukas nuskamba, o kada galima vandensininkams grumtis vienas su kitu. Vandensvidis, aišku, žaidžiamas, jauniai žaidžia kaip ir suaugę, jaunimas žaidžia 4 kėlinius po 8 minutės, pertraukėlės yra vidurinioji pertrauka yra 5 minutės, likusios 3 po 2 minutės, taip kad vandensvininkam poilsio beveik nėra. Čia pati sunkiausia sporto šaka. Beje, pirmoji olimpinė sporto šaka yra iš visų žaidimų. Jeigu taip lygint, mažai kas žino. Žaidžiama aikštėje 6 žaidėjai, ir vartininkas, taip pat žaidėjas, aišku, 7 ir 6 atsarginiai. Mūsų rinktinė sudaro 3 žaidėjai iš Kauno, 6 Vilniečiai, 2 alytiškiai, elektrėniškiai 2, viso mūsų 13 žaidėjų. Treneris Nerijus Papurėlis subūrė šią komandą pirmą kartą, kad mūsų rinktiniai atstovautų Lietuvos visi miestai, kurie šiuo metu kultivuoja vandensvidį. Tai Vilnius, Kaunas, sudaro auklėtinį Vilniaus miesto sporto centrą, Kauno plaukimo mokyklos, Elektrėnų sporto centrą bei Alytaus sporto ir rekreacijos centro vandensvininkai. Na, dar ko gero galima paminėti ir paprastas taisyklės, kurias taip pat galbūt vertėtų žinoti. Negalima kamuolio laikyti po vandeniu, smūgiuoti kamuolio kumščiu taip pat. Negalima, yra ir nuošalės, pakankamai specifinės tos nuošalės, jeigu nutiks tokia situacija. Ne visai taip jau specifiniai, kai sakant, yra tokia džima, raudona linija, tai nerandasi 2 metrai nuo vartų. Ir žaidėjas be kamuolio, jisai gali ten įeiti. Bet jeigu jam tuo metu duodamas perdavimas, jam užskaitoma nuošalė. Čia puikiai žaidžia Povilas Rynotas. Na, jei nutiks tokia nuošalė, būtinai pažiūrėsime tą epizodą, įvertinsime, kad būtų aiškiau ir ta mūsų teorinė paskaitėlė virstų ir praktiniu vaizdu. Čia Lietuvos rinktinė Adomas Vasiliūnas. Jau turėjo būti perdavimas jam, bet truputį suvėluota. Dar neįsižaidė vaikinai. Matot, varžybos vyksta ryte, kadangi vakarais užimtas baseinas, daug lankančiųjų yra ir komerciniai reikalai. Tai privesti žaisti ryte ir komandos, žinot, 9 valandą atsikelia ir važiuoja žaisti. Dar nepilnai, tai sakant, gerai pasiruošę. Paprastai tai būna popietinės varžybos. Tai jau žmogus yra daugiau pasiruošęs rungtynėm. Ir dar be to pirmosios rungtynės, tai vyksta tokia žvalgyba, kas geriau žaidžia, kas puolime, kas vadinamas tas yra pagrindinis išžaidėjas. Jisai visą laiką stovi vidury, per jį vyksta žaidimas. Na, čia ko gero nuošalė buvo užfiksuota būtent taip, apie ką šnekėjom, ir greitas lietuvių atsakas, dėja, bet baigės netiksliu perdavimu. Tas klaidos visada pridaro mums daug bėdos. Žaidžiami 4 kėliniai, kaip minėjau, per centrinį žaidėją pagrindė vyksta kova ir taip statoma gynyba. To žaidėjų mes vadiname stulpiniu, čia toksai žargonas, bet paprastai visur taip vadina. Na, be abejo, akivaizdu, kad tam žaidėjui, kuris yra prie vartų, yra lengviausia atakuoti vartus ir lengviausia pasiekti tikslą, tačiau prisiminkime, Lenkai atliko šiandien ne vieną tolimesnį bandymą ir dalis jų buvo sėkmingi. Pasižiūri, kaip vartininkas pasiruošęs rungtynėm ir jeigu pamato, kad žaidėjai, kuris turi tokį geresnį smūgį ir tikslesnį, jam pasiseka ir vartininkui nepasiseka atmušti kamuolio, tai visi varžovai naudojasi tom. Ir muša į vartus iš toli ir ypač jaunių komandose. Dabar jau žaidėjai turi tokius smūgius gražius, gerus, stiprius ir jie pasiekia tikslą. Bet jeigu tik vartininkas pradeda geriau žaisti ir gynėjai pradeda iš arčiau dengti, tai be abejo tokio šansų negali. Tai treneris turi keisti truputį taktiką. Pakol kas matau, jis jos nekeičia. O vartininkas dabar labai gražiai pasirodė. Atmušė kamuolį, jis įgauna pasitikėjimą savim ir jau jam rungtynės bus lengviau žaisti. Na, Povilas Rynotas jau ne pirmą kartą sugeba atremti pakankamai pavojingus varžovų metimus, tad kaip ir minėjo, Rolandas ko gero jaučiasi pakankamai užtikrintas šiandien Povilas Rynotas. Tai buvo tie tikslus metimai, tačiau ten tikrai ne jo kaltė.
2-2 rezultatas nekinta jau gana ilgą laiko tarpą. Dar per visus kelinius treneriai kiekvienos komandos turi teisę paimti po 1 minutinę pertraukėlę. Minutinė pertraukėlė įmama, kada kamuolys atitenka komandai, tas reiškia, kuri valdo kamuolį, treneris turi teisę paimti minutinės pertraukėlės. Jų susidaro 4 vienoj komandai ir 4 kitoj komandai. Dar viena iš tų minutės pertraukėlių būtent ir yra šiuo metu. Ir grįžta Lietuvos rinktinė į baseiną, ko gero neprireikė to viso skirto laiko jiem. Arčiausiai vartų plaukė Laurynas Šičkus, kiti komandos draugai reikiuosi kiek toliau. Šičkus yra Alytaus sporto centro atstovas, labai perspektyvus žaidėjas, jo treneriai Tomas ir Artūras, tėvas ir sūnus Vainikoniai. Čia Kristofas Šalko jau demonstruoja savo sugebėjimus. Neparuošti metimai, nėra dar pakol kas to susižaidimo tokio, kuris turėtų būti, nėra lyderio apibrėžtumas, nepasiskirsto gerai, taip kažkaip tai norėčiau matyti geriau žaidžiantį Makarovą. Maksimą jisai žaidžia 9 numeriu. Lenkam buvo likusios 5 sekundės, o iki kėlinio pabaigos lieka 12, tad ir Lietuvos rinktinė bus priversta greitai reksti savo išpuolį. Pradeda tiksėti laikas, reikia tolimo perdavimo. Kamuolį galima kontroliuoti 30 sekundžių. 3 sekundės iki kėlinio pabaigos. Čia tik tolimas smūgis gali išgelbėti, bet jis nieko net nešnaudos. Na, bet kokia atveju tai buvo priverstinis Lauryno Šičkaus metimas, kitų variantų nelabai ir buvo. Kągi, 2 minučių pertraukėlė, po jos grįšime į antrąjį kėlinuką. Kągi, baigėsi pirmoji pertraukėlė tarp kėlinių. Baigėsi ta pirmoji pertraukėlė, netrukus komandos grįš ir toliau. Tęs kovą 2-2 po pirmojo kėlinuko. Lenkai 2 kartus buvo priekį, lietuviai 2 kartus lygino rezultatą. Ir vėl ta kova dėl kamuolio, šį kartą laimi Lenkai. Geriau pradėjo startą ir tos porą milimetrų, kai sakant, aplenkti. Mūsiškinas gerai plaukė ir mūsų visi berniukai. Na ir tipinė Lenko ataka, kamuolys siunčiamas krašto, tuomet ratu. Keliauja iš vieno vandensmygo kitam, kol randamas laisvas tiesiai. Čia jau gynėjų klaida ir toks va dabar, jeigu būtų dar, reiškia, ten
20 cm į priekį žaidėjas paėjęs, tai kaip tik matytume akivaizdžią nuošalę, bet jisai buvo ant ribos ir teisėjas neįžvelgė jo klaidos ir užskaitė įvartį. Premišlavas Rudzinskis pelno šį įvartį. Na ir puikiai proga, kurį jam sukūrė komandos draugai, beliko tik pasinaudoti. Čia jau mūsų gynėjų klaida, reikėjo susispausti, pasaugoti. Žaidėjo labai geras smūgis dabar buvo, tačiau netikslus. Martynas Acus atakavo vartus ir nedaug ten trūko. Vartų konstrukcija gelbsti Lenkus. Trenerio Šimansko auklėtinis Kauno plaukimo Martynas irgi perspektyvus žaidėjas. Tik visiems trūksta dar to, žinot, labai mažai žaidėm, baseinai pradėjo dirbti tik tai spalio mėnesis, įtikit šiuo metu elektriniškiai dar nesitreniruoja, alytiškiai pradėjo treniruotis tik nuo spalio pradžios, kauniečiai vyksta baseino remontas Kauno Dainavos, tai vilniečiai vakarais tik tai gali ir irgi tik nuo spalio mėnesio, tai tas pasiruošimas yra toks gan skubotas šiam turnyrui ir už tai dar trūksta tokio susižaidimo, kovingumo. Čia buvo padaryta tokia stovykla, vėlių laikų būdavo ir dėl tų mūsų tokių sąlygų Lietuvoje baseinų ir yra ta problema, kad mes norim pradėti spalio mėnesio varžybas, o praktiškai turėtume pradėti tik lapkričio, nors visoje Europoje žaidžia visą laiką. Puikia proga Maksimui Makarovui, vienas prieš vartus, nu čia jau privaloma pelnyti įvartį. Ir tas įvartis yra pelnamas. Jau Maksimas po truputį pradeda ryškėti jo asmenybė šiose varžybose. Jeigu jis įsižais, jisai bus tiesiog nesulaikomas. Labai geras žaidėjas, mato aikštę. 3-3 po jo metimo. Na, kitas dalykas vėlgi, ir komandos draugai puikiai suždė, permėt ant kamuolį, Maksimas pabėgo, savo laikis perdavimas jam ir puikiai proga. Lenkų atsakas. Michalas Mačnievski pradeda ekipos ataką. Na ir vėl dešinysis kraštas. Panašu, kad yra pavojingesnis Lenkų gretose. Ten dažniau būna kamuolys, tai dabar jis siunčiamas į kairį ir čia. Ir vėl klaidas gynybai. Pelnomas įvartis. Stiprus metimas ir tikslus metimas, kurį atliko Andžėjus Mačiejevskis. 4-3 Lenkai vėl priekį. Na, Lietuvos rinktinė pastoviai lygina rezultatą, tačiau niekaip nesugeba išsiveržti priekį. Trūksta įsižaidimo. Kaip visada lietuviai vėliau pradeda įsižaisti negu slavų kilmės žaidėjai. Jie iškart išeina daugiau įsivedę, lyg ir turėtų daugiau motyvacijos. Bet iš kitos pusės galima tikėtis, kad lietuviai įsižais ir jeigu per tą laiką, kol įsižais, neleis varžovams pabėgti, tuomet viskas čia gali baigtis pakankamai sėkmingai. Reikia tikėtis, bet reikia keisti truputį gynybą. Neleisti mesti iš toli, daugiau judėti. 6 sekundės lieka Lietuvos rinktiniai ir prarandamas kamuolys. Galėjo teisėjas ir suškurt laisvą, reiškia, bet pamanė, kad nekovoja gerai dėl kamuolio. Nu čia jau Lenkai sminga, vartininkas vis dar su kamuoliu, o prabėgo jau 15 takai skirto laiko sekundžių. Na čia vėl klaida gynyboje, paleidžiamas kraštelis, kai nusprendžia nesiveršti iki galo. Piotras Nerlevskis. Dabar vartininkui. Viskas gerai. Na ir šį kartą jau vartų konstrukcija gelbsi Lietuvos rinktinė. Čia šansas. Bėga į priekį Domas Vasiliūnas. Tačiau mažai komandos draugų, kurie galėtų prisijungti prie atakos. Metimas iš tolėliau ir vėl vartų konstrukcija. Vartų konstrukcija gelbsti Lenkus. Čia jau greitas Lenkų išpalis Michalas Mačnievskis. Gera proga jam ir ta proga jis naudojęs. Lenkai pirmą kartą įsiveržė į priekį 2 įvarčiais. 5-3. Jau jaučiasi toksai lyg ir pasimetimas mūsų komandai. Būtinai reikėtų įvarčio, bet atlikėjo tam įvarčiui pakol kas nesimato. Na, galų gale puolime, prisiminkime, buvo ir tas metimas į vartų konstrukciją, tačiau pastarusios du žaidimai gynyboje buvo pakankamai problematiški, varžovai susikūrė geras progas atakom ir sugebėjo šiek tiek atitrūkti. 5-3. Išlaikomas kamuolys savo aikštės pusėj.
nes žaidėjai dengia viens kitą iš arti ir tuo pat metu klaidos perdavime reikia grįžti. Dabar kiekybinė persvara turi lenkai ir jeigu, pavyzdžiui, įvyktų dabar metimas, mūsų žaidėjas galėtų kontratakuoti, tačiau jau dabar po lygiai visi sužaidė ir nuo stulpo bandymas apeiti. Labai gerai, vartininkas buvo vietoj. Na čia gudrus ir Andžėjaus Mačiejevskio bandymas, bandė išnaudoti netikėtumo faktorių. Tiesiog nekokybiškai atliko, sumanymas buvo visiškai neblogas, bet atlikimas prastas. Čia perdavimas arčiau vartų, tačiau galimybės atakuoti nėra. Samuelis Marčiukaitis. Čia pašalinamas iš aikštės 20 sekundžių. Per 20 sekundžių komanda turi įmušti įvartį, jeigu nori išnaudoti kiekybinę persvarą. Jeigu komanda pataiko į skersinį arba, pavyzdžiui, vartininkas atmuša, tai išvarytas žaidėjas, pašalintas, iš karto įeina į aikštę. Na, šiuo metu minutės pertraukėlė, panašu. Taip. Skelbiama, šiokia tokia pauzė. Galbūt ir Lietuvos rinktinės treneriai aptars, kaipgi būtų galima išnaudoti tą kiekybinę persvarą ir sumažinti atsilikimą. Šoninė gynyba, lenkai panaudos dabar judėdami aktyviau, bandydami uždengti žaidėjus, kurie gali pramesti iš toli. Na, mūsiškiam reikia atsidengti, kam tai priekį, daryti pavojingus žestus vartininko atžvilgių, kad jis visą laiką bus įtempęs ir perdodant kamuolį iš vieno krašto staigiai į kitą. Vartininkas nespėja persirikiuoti į kitą kraštą ir tuo metu atliekamas smūgis ir dažniausiai pasiekiami įvarčiai. Na, pažiūrėsime, kaip lietuviams seksis regzti šią ataką. Leidžia ją pradėti teisėjai. Na ir matome iš karto tolėliau lenkai, kaip ir minėjo Rolandas, nebe tokie aktyvūs šalia žaidėjai, tačiau gina sezoną. Mūsų per lėtai juda kamuolys. Tačiau metimas tikslus. Tokių smūgių tai nerekomenduotina, reiškime, bet kai jauniai, vartininkas pražiapsojo, sunku tokį įmušti iš krašto įvartį. Maksimas Makarovas beje pelno įvartį, na negaliu prieštarauti Rolandui, iš tikrųjų įvartis yra įvartis, tačiau logikos šioje atakoje ko gero nebuvo per daugiausiai. Taip, bet lyderių vaidmenį perėmė Maksimas ir jisai užtikrintai pamatė, kad gali pasiekti įvartį. Ir kuo greičiau taps matytas lyderis, tai jam daugiau dėmesio skirs gynėjai ir kiti žaidėjai galės atsiskleisti tada puolime. Nuo gynyboje reikia daugiau judėti, vėl klaida buvo padaryta, bet perdavimo netliko, ir bus įvartis dabar turbūt. Ne. Čia spėja. Čia jau kokybė prasta, šį žaidėją atlikimo techniką susijaudino. Ko gero ir pats lenkas nesitikėjo, kad atsidūrė tokia gera situacija, šiuo atveju tai buvo Emilis Kalata. Bet jau gynybo klaidos jau ryškėja labai smarkiai. Na, reikia pasidžiaugtom, kad nesugeba lenkai jomis pasinaudoti. Tačiau čia lygiai tokios pat lietuvių klaidos puolime, perdavimas į niekur. Lenkai turi kiekybinį pranašumą. Metimas netikslus. Labai gerai vartininkas sureagavo į šį metimą. Metimas buvo ne iš geresnių, kurį kraštą eina per vidurį, bet vis tiek šaunuolis. Čia greitas lietuvių išpuolis. Reikia pačiam į viduriuką eiti, o dabar mesti. Ir pritrūksta tikslumo Samueliui Marčiukaičiui. Viską padarė gerai, vartininką pergudravo, trūko tikslumo. Vartininkas jau buvo įveiktas. Na ir tokias situacijas be abejo reikia išnaudoti. Jei neįmuši tu, įmuša tau. Čia yra dėsninga. Priešingų atveju ne tik vandensvidį, daugumoje sportų galioja ši aksioma. Jei nepasinaudoja puikia proga, varžovai tuomet tave baudžia ir šį kartą lenkai. 6-4 rezultatas. Likus žaisti kiek mažiau nei 2 minutėm iki antro kėlinuko pabaigos. Trūksta dar vieno žaidėjo, kuris prisijungtų prie Maksimo atakų. Na, kaip Rolandas ir minėjo, prieš tai Maksimas keltų didžiulę grėsmę, be abejo, jam būtų skiriama daugiau dėmesio, tuomet jau Maksimas turėtų rūpintis, kad komandos draugams atsivertų daugiau erdvių, užsiiminėti tokias pozicijas, atlikinėti perdavimus jiems. Ir niekas neina į puolimą. Čia jau labai blogai. Galbūt dabar bus perdavimas į priekį nuplaukusiam žaidėjai, taip ir yra.
Tačiau lenkai išmuša kamuolį. Negalima duoti kamuolio tarp dviejų žaidėjų, kadangi vienas žaidėjas dengia puolėją, o kitas žaidėjas pasaugo. Ir kada eina toks perdavimas, iš anksto jau matyti, kad kamuolys bus perimtas varžovų. Gerai, kad nėra kontratakos. Na, iš principo, jeigu du žaidėjai dengia tavo vieną, turėtų būti tavo laisvas žaidėjas kažkur ir būtų gerai, kad tas laisvas žaidėjas būtų kuo arčiau vartų. Lietuvos rinktinė kol kas tuo nesinaudoja ir nekuria tokių galimybių. Čia Piotras Nerlevskis ieško sprendimo ir atakuos. Atakuoja ir atakuoja gynėjas tiksliai. turėjo eiti arčiau prie puolančio žaidėjo, trukdyti jam. Toks kol kas dar chaosiškas žaidimas ir nėra to aršesnio tokio, kas vandensvidžių būdinga. Galbūt tikrai dar trūksta jėgų, pasirašymo. Galų galia turbūt galime konstatuoti, kad ne tiek patys lenkai yra geri, kiek Lietuvos rinktinė daro klaidų ir šiuo metu pralaimi 7-4. Čia tik treniruočių stoka ir susižaidimų. Minutė laiko lieka iki antrojo kėlinuko pabaigos. Na ir vėl Lietuvos rinktinė stringa tolokai nuo varžovų vartų. Reikia to pirmo tikslaus tolimo perdavimo. Tuoj bus pašalinimas iš aikštės Lenkijos komandos žaidėjo. 20 sekundžių turim kiekybinę persvarą. Na, esant kamuolį tokio atstumu nuo vartų pakanka. Tų 20 sekundžių tikrai suregzti logišką ataką. Išsirikiuoja taktiškai Lietuvos rinktinės žaidėjai. Perdavimas. Na, iš čia galima ir atakuoti ir tą daro Lukas Baliulevičius. Alytaus komandos žaidėjas. Tikslus jo metimas 7-5, atsilikimas mažėja ir per likusį laiką būtų gerai išsaugoti savo vartus sausus, kaip paradoksaliai tai beskambėtų. Reikia apsiginti per likusias 28 sekundės. Galima ir apsiginti ir dar užpulti. Lenkai taip pat klysta jaunimas ir gali sudaryti ir mum progą. Bet aišku, pirmoje eilėje reikia apsiginti. Lenkai pradeda savo išpolį, na, ypatingai neskubės. 28 sekundės yra tas pats, kas faktiškai 30 sekundžių skirtų atakai, tad ko gero reikia standartinę savo ataką, kažkokio forsavimo čia nebus. Be abejo, tokiu būdu ir Lietuvos rinktinei bus palikta nedaug laiko. Kitas dalykas, šia Lietuvos rinktinė ko gero gali pabandyti vieną kitą baudą padaryti pavojingose situacijose, ką jie dabar ir daro. Pašalinamas iš aikštės Lietuvos komandos žaidėjas. Adomas Vasiliūnas paliko aikštę. Dabar jeigu taip ir baigsis rungtynės, tai kas laimės kamuolį sekančiam kėliny plaukiant, jeigu taip ir baigsis, nebus įvarčio, tai ta komanda, jeigu laimės Lenkų komanda, tai mes žaisime dar mažumoje 20 beveik sekundžių ten. O jeigu laimės lietuviai, tai mūsų žaidėjas iš karto išeis aikštę ir mūsų komanda turės lygias galimybės su varžovais. Na, žiūrėsime, ką lenkai pasirinks dabar minutės pertraukėlę, kurios jie prašo, galbūt aptarė tuos galimus variantus. Taip, olimpiadose per 1 sekundę įmušamas įvartis ir laimimi mačai. Visko būna, o per 5 sekundės tai yra labai nemažai laiko. Kadangi specialiai rima minutinė pertraukėlė, kad žaidėjai gali tada sustoti į savo vietas, o vartininkas išmes kamuolį ir tik nuo to momento, kai išmes vartininkas kamuolį, pradės tiksėti laikas. Aišku, mums dabar labai reikėtų, kad greičiau sudirbtų. Na ir klysta lenkai, neklysta. Fiksuojama bauda, metimus ir puikiai žaidžia Povilas Reinotas. Viskas, baigėsi antrasis kėlinukas. Laiko nebelieka. Bent jau tą matome švieslentėje. Ir komandos turėtų palikti baseiną 5 minučių. Pertraukėlė, po to dar 2 kėliniai ir tuomet išaiškės, kurie ekipa šiuo metu yra stipresnė. Po pirmųjų 2 Lenkijos antroji rinktinė priekyje 7-5.
Prabėgo tos 5 minutės, kurios dalina per pusę šios rungtynės, taigi keičiasi be jokios abejonės ekipos pusėmis. Rezultatų tik tai be abejo nesikeičia, lenkai ir toliau priekį. 7-5 ir per tą pertraukėlę aš nekeliam su Vandensvydžio federacijos generaliniu sekretoriumi Rolandu Vizgirda apie rankinį, apie Vandensvydį, apie situaciją, apie apskritai šį turnyrą. Galbūt dalykas, kurį pamiršom paminėti, visos komandos, kadangi sužais tarpusavėje šiame turnyre, tai čia nebus pusfinalių ir finalų formatą, bus skaičiuojamas galutinis rezultatas, taškų skaičius sužaidus su visomis ekipomis. Na, pakankamai sąžininga sistema, bet kokiu atveju 6 ekipos su visais po kartą. Ir tuomet jau kiek pririnkai taškų, tiek jų ir turim. Dabargi trečio kėlinuko pradžia. Lygus sąstatai dabar. Gerai būtų, aišku, paimti kamuolį. Na, panašu, kad lenkai bus greitesni. Matėsi už anksčiau, kad kiek greičiau plaukė lenkai. Galbūt ir greičiau sureagavo į tą teisėją švilpuką. Na ir prisiminkime pirmąją rungtynių dalį. Buvo ten klaidų lietuvių gynyboje, buvo šiek tiek neapgalvotų sprendimų ir puolime. Trūko be abejo ir tikslumo, to techninio broko buvo nemažai, apie ką ir kalbėjo Rolandas, kad dar tik sezono pradžia. Puikus Vulkis į devynakę, čia vartininkas buvo bejėgis. Andžėjus Mačiajevskis. Ja, vėlgi gynyba. Jau pamatė, kad galima pramušti vartus ir turi 2 įvarčių turėdami pranašumą, drąsiau meta. Na, galų gale reikia pripažinti, tikslumas buvo neįtikėtinas. Tiksliau, ko gero, nelabai ir įmanoma pataikyti. Bet kokiu atveju sunku būtų atmušti tokį smūgį. Iš tos pusės, kaip ir kalbėjo kolega, tai drąsu yra atakuoti, kai turi persvarą. Ir be to, gynėjas nebuvo arti prieėjęs prie metančiojo žaidėjo, net rankų neiškėlė. Tai žaidėjas turėjo pilną galimybę gerai žvelgti, kur mesti, laisvai metė. Dabar galimas įvartis, tačiau netikslus perdavimas, ačiū likimui, kad mes atkovojom dėl kamuolį. Na, trūksta to tikslumo, iš tikrųjų akivaizdus buvo atakos tęsinys, ten toliau į kairį kraštą reikėjo mesti kamuolį ir ten jau visos galimybės atakuoti vartus. Ir dabar dar gali būti gražus perdavimas, reikėtų permesti kamuolį puikiai ir gražus įvartis. Čia iš karto norėjau apeliuoti tai, kad čia nėra jau laiko gąsdint vartininką, iš karto reikia mesti vartus. Adomas Vasiliūnas kiek uždėlsi, tačiau atakavo, nespėjo lenkų vartininkas pakeisti pusės ir ten jau nebėra prasmės apgaudinėti, ten jau tiesiog reikia mesti laisvą plotą, tas ir daroma. 6-8, Lietuvos rinktinė grąžina 2 įvarčių skirtumą. Rungtynėms teisėjauja visada 2 teisėjai. Vienas prižiūri kairę pusę aikštės, kitas dešinės, po to kelioniuose keičiasi, kad nebūtų vienoj pusėj. Ir jie praktiškai turi lygiavertį sprendimą, bet toksai didesnė įtaka jau turi tos puolančiosios pusės teisėjas savo sprendimais. Bet sprendimus abu 2 teisėjai gali priimti, jeigu mato ryškią klaidą. Čia šalinamas Lietuvos rinktinės žaidėjas 20 sekundžių. Tad šansas lenkam, dabar Lietuvos rinktinė ginasi zoną. Lukas Baliulevičius pašalintas 20 sekundžių. Reikia aktyviau judėti, reikia nuo vieno žaidėjo prie kito, priversti greičiau mesti. Taip ir įvyko, tik tai judėjimo to gynyboje nėra. Dabar bandoma kontratakuoti, bet jo vartininkas kamuolį perdavė Baliulevičiui, o šis neskuba perduoti, laiko yra dar. Viską, bet jau nėra atakuojančio lyderio, kuris užimtų centro poziciją ir laikas eina dabar be reikalo, jokios atakos nevyksta. Na, galų gale prisiminkime tos Lietuvos vandensvydininkų pelnytus įvarčius, kuomet buvo judesys, kuomet nebuvo ta statinė pozicinė ataka. Daug lengviau viskas ten vykdavo ir tų pačių progų buvo daugiau atkuot vartus. Dabargi, kaip ir kalbėjo Rolandas, kuomet statiška ataka, kuomet puolama, kuomet visiškai standartinė situacija, iš karto atsiranda problemos. Ir matosi dabar iš karto, kad lenkai net neskuba grįžti atgal, jie prie savo žaidėjų stovi, kadangi tiesiog jaučiasi jų truputį fizinis pranašumas. O čia labai gražiai žaidžia Lietuvos vaikinai, išsiveržia Maksimas Makarovas, šansas jam yra. Bet irgi labai rizikingai, jie aukštai metė ir nuo skersinio kamuolys pasiekė tikslą, bet
reikia laisviau tokius smūgius atlikti, jaučiasi, labai jaučiasi atsakomybės jausmas ir jaudulys pas jaunimą. Nu ir fizinis stovis galėtų būti, aišku, žymiai geresnis. Na kaip tik norėjau beje apeliuoti tai, kad Lenkai spaudžia Lietuvos vandensvininkus ir galbūt reiktų ieškoti tų tokių tolimesnių perdavimų, bandyti atsidengti ten priekį ir būtent taip ir nutiko. Ir iš karto viskas gerokai paprasčiau. 2 perdavimai sudrasko visą Lenkų gynybą ir Maksimas Makarovas vienas prieš vartus tą situaciją verčia įvarčiu. 8-7 Lenkai vis dar priekį. Dabar pavojingai ginasi mūsų gynėjas, bet iš karto leidžia mest, net rankų neiškelia mūsų gynėjas, absoliučiai. Na, Lenkai naudojas tokiamis progomis, ne pirmą kartą jau Andžejus Mačiejevskis atakuoja iš tolėliau ir vėlgi atakuoja tiksliai. Mačiejevskis yra jų lyderis ir jie turėtų jam daugiau dėmesio skirti, gal truputį atsitraukti reikėtų toliau nuo mūsų to vadinamo išcentrinio žaidėjo stulpo ginantis ir daugiau skirti dėmesį, jeigu jis iš toli pelno jau ne pirmą įvartį, reikėtų taktiką gal ir keisti. Čia gražiai skuba į priekį. Galėjo biskutį dar padirbėti ir būtų pasiekęs, kad išvarytų gynėją. Blogas perdavimas, neatsakingas. 7 sekundės lieka Lietuvos dabar galima mesti vandensininkams. iš 5 metrų, bet reikės vienu judesiu. Ir pergudrautas vartininkas į kitą pusę šoko ir vėl vartų konstrukcija. Vėl trūksta tikslumo. Skubotumas. Na, Lenkai prispausti. Vėl tik tai prabėgus geram 10 sekundžių vartininkas sugeba išmesti kamuolį. Čia Maksimas Makarovas. Taip, jaučiasi jo lyderystė, tačiau jam talkinančių, tai Lukas Baliulevičius galėtų daugiau prisidėti. Na ir nėra tų puolančių žaidėjų, kažkaip pasyviai skuba lietuviai į ataką. Dar yra laiko, reikia greičiau gal uždirbti laisvą smūgį, tokį tada laikas neina. O čia nekovojimas dėl savo kamuolio ir teisėjas mato, kad jisai Lukas Baliulevičius žiūri į draugus, o kamuolys guli šalia ir šitą klaidą jau kamuolį perėmė Lenkijos sportininkai. Na, ten prie vartų gerokai grūmėsi Andžejus Mačiejevskis ir Rokas Stankevičius. Ant baudos ribos. Kieta kova ten, jeigu kamuolį turėtų Lenkas, ko gero tikrai būtų švilpukas. O vėlgi matot, kaip drąsiai meta, bet dabar gynėjas iškėlė ranką. Ir pataikėsi, čia galėjo būti išvarimas, bet teisėjas kažkodėl tai šito nepastebėjo. Na čia taip, matėsi, kad Lenkas prilaikė lietuvį skubantį puolimą. Tylėjo teisėjas švilpukai, čia perdavimas į priekį, šansas. Ir galima 5 metrus skirti. Koks teisėjų sprendimas? 5 metrai. Na tai buvo potenciali proga pasižymėti, tad ko gero lengvas sprendimas teisėjams uždirba. Maksimas Makarovas uždirba šį baudinį. Taip, jis techniškai gražiai išnaudojo savo galimybės, kamuolys priekį, jis apėjo gynėją ir teisėjai nieko kito nelieka, kaip fiksuoti 5 metrų baudinį. Taigi dabar dvikova. Ir tą dvikovą laimi Lukas Baliulevičius, įveikė jis Kšištofą Šalko. Labai gerą smūgį ir kai jisai žaidžia už Alytų, jisai ten jaučiasi žymiai didesnis lyderis ir jisai visą žaidimą ima ant savęs ir dažnai muša iš toli su tokiu puikiu smūgiu. Šiandien kažkodėl to nematyti, matyt gal Lenkai skiria dėmesio daugiau ir jis neatsiduria tokioj padėti, kurie galėtų mesti. Kaip ir Maksimas, taip ir Lukas turi labai galingus smūgius ir jie turėtų šiandien dar pasimatyti, man atrodo. Na galų gale pakalbėsime turbūt apie tai ir rytoj, ir poryt, ir sekmadienį pažiūrėsime, kaipgi evoliucionuoja, jeigu galima taip išsiaiškinti, Lietuvos rinktinės žaidimas, galbūt atsiras daugiau to susižaidimo, supratimo vienas kito ir be abejo tikimės, kad ir techninio broko sumažės. 9-8, vienas įvartis, tai skiria komandas, lietuviai vagia kamuolį. Galbūt pavyks suregzti greitą išpuolį. Dabar vartininkas jau galėtų duoti, bet nematančiam žaidėjai negalima duoti kamuolio. Ir be to jisai nuėjo į kitą kraštą. Jo atakos beveik nėra. Dabar galima duoti perdavimą. Taip ir puikiai daroma. Ir dar vienas šansas lyginti rezultatą. Ne. Ir trūksta tikslumo. 300% įvarčiai. Rezultatas turėjo būti mūsų naudai jau seniai, bet Maksimui Makarovui pritrūko tikslumo. Vėlgi sprendimas, tikrai geras, be jokios abejonės. Geras, vartininkas jau patruputį leidusi žemyn. Balionai labai rizikingas dalykas, reikia užtikrinčiau mes, to labiau, kad jisai praktikos turi.
Puikiai žaidžia Čia jau vartininkas. Reinotas, Povilas Nuostabai, Reinotas. staiga turi duoti, perdavim, duokit greičiau, va, puikiai. Ir gerai, Bet žaidžia jėgų Šmėlis nėra, jis turi situaciją. permest kamuolį dabar greičiau, Į kitą permest. pusę reikia perduoti kamuolį ir nemato ten savo komandos draugas Samuelis Marčikaitis. Pašalinamas Lenkijos komandos žaidėjas, mes turim kiekybinę persvarą, vėlgi nespėja duoti. Spėja. Tai taip. Taip, kreiva ranka, bet svarbu įvartis. Na, tam tikra galbūt kompensacija už tas neišnaudotas progas. Maksimas Makarovas. Dar vienas jo tikslus metimas. Liko žaisti kiek mažiau nei 2 minutėm iki kėlinuko pabaigos. Lietuvos rinktinė po ilgoko laiko tarpo išlygina rezultatą 9-9. Lenkai ima minutinę pertraukėlę, matyt keis žaidimo braižą. Galbūt net ir vartininką pakeis. Galbūt psichologiškai kiek palūžęs atrodo šis žaidėjas. Ne, bus jo matyt. didelės kalties įvarčių nėra. Todėl, kad Lenkų gynėjai sudarė tokias mums progas, kad 1-1 mes, tai čia vartininko klaidos beveik ir nėra. Netgi jam ir sekėsi, žiūrėkit, buvo 3 skersiniai. Na, sekėsi ir mums be abejo, taip pat Lenkai nepataikė, jeigu žiūrėti galimų momentų skaičių. Apskritai turbūt visą tai, ką matom, galima įvertinti paprastai. Tai yra puikiai galimybė jaunimui sukaupti taip reikalingą patirtį. Ir be abejo, kiekvienais metais, kiekvienomis rungtynėmis tie sprendimai bus vis geresni, metimai vis tikslesni. Ir be tokių rungtynių, ypač tarptautinių rungtynių, kuomet nepažįsti varžovo, kuomet reikia prie jo pristaikyti arba varžovą pristaikyti prie tavęs. Be abejo, tokios rungtynės ypatingai leidžia kilstelti savo lygį. Baigėsi minutės pertraukėlė, 9-9 ir Lenkai su kamuoliu. Dabar didelė atsakomybė gynybai. Reikia susikaupti, turėjom progą pasisėti tą minutinę pertraukėlę, nors ir Lenkų, bet ir mes truputį pasisėjom. Vandentininkai labai didelį krūvį perneša, pavyzdžiui, didelio rango varžybose žaidėjai numeta net po 5-6 kg svorio per visas rungtynės. Ir čia labai išklaidingų vyrų sporto šaka. Ir tas antras kvėpavimas, kada ateina pas žaidėjus, tai būna jau į galą rungtynių jėgų nėra, bet vis tik tai dar atliekamas kontratakos ir parodomas gražus žaidimas. Dabar vėl paliktas gynėjas ir puikiai žaidžia Lietuvos rinktinės vargas. Nereikia skubėti ir daryti klaidų. Vietoj to, kad apsisukti ir atiduoti kamuolį į šoną kam nors laisvam, žaidėjas pasirenka žiūrėjimo į priekį. Na, klysta Adomas Vasiliūnas. Gaila, nepavyko išnaudoti šio puikaus epizodo gynyboje. Vėl leidžia mesti, jau pasitikė mūsų gynėjai vartininkų. Jau keletą vartininkas atmušė ir Lenkai jau matot, kad rezultatas nebe jų naudai. Jie jau bijo mesti iš toli. Ir dabar jau lieka mažai sekundžių ir vėlgi vartininkas. Ir jau jie dabar net nesiryžta taip galingai mesti kaip anksčiau, todėl kad jau jie kausto baimę, nes 9-9 jiems slysta. Slysta pergalė iš rankų, ką jie galvoja. Akivaizdu, trūksta netgi ir to pasitikėjimo metimuose. Atliekami metimai, tačiau, kaip ir minėjo, Rolandas nebėra to stiprumo metimo, greičio. Prieš metimą ilgai galvojama, čia jau abejojama. mūsų vartininko dėka. Ir vėlgi, trečias smūgį paeiliui atmušė mūsų vartininkas. Na ir be abejo, Lenkai siunčiami į tam tikrą psichologinę duobę, kasgi čia. Minutinė pertraukėlė. Taip, minutės pertraukėlės ima Nėrius Papaurėlis. Lietuvos rinktinė. Na, prieš tai, Rolandai, kalbėjai, kad pavargsate rankininkai. Transliacijos pradžioje taip pat buvo užsiminęs, kad ir tai laukia 2 rungtynės, o ten bus labai svarbu. Vandensvidininkai. Ten laukia 2 rungtynės ir tose rungtynėse treneriams reikės ypatingai tinkamai paskirstyti jėgas, galbūt daugiau rotuoti ir sudėtis, labiau išnaudoti visus žaidėjus tam, kad... Treneriam bus lengviau biskutį rytoj, todėl kad šiandien jau treneriai matys, kaip kitos komandos žaidžia. O dabar rungtynės mūsų treneriai nieks nematė, kaip žaidžia Lenkai, nematė pagrindinių žaidėjų. Visko dabar matys, kaip žaidžia škotai, kaip žaidžia baltarusiai. Ir rytoj bus matomi lyderiai, jie bus padengti, aišku, bus kitokia taktika visiškai. Na, be jokios abejonės, tačiau reikės atsižvelgti, kad laukia 2 rungtynės ir antrom tikrai pataupyti jėgas, jeigu be abejo tai bus įmanoma. Čia nėra kam taupyti laiko. Reikia žaisti visą laiką, reikia stengtis laimėti. Tokio nėra, kad pataupyti save. Kiekvienas vandensvininkas žino, kad vienas įvarčio kaina yra labai brangiai. Ir netgi noras, pavyzdžiui, sužaisti kitą kartą būna lygiom, atveda prie to, kad būna pralaimimos rungtynės. Čia kažkodėl tai teisėjas paskyrė vis tik tai laisvą smūgį. Čia geras perdavimas. Čia prasta technika atlikimo buvo žaidėja, kuris gaudė.
Dabar teisėjo sprendimas yra koks, ar tik nebus paskirtas 5 metrų baudinys už skandinimą kamuolio vartininko, bet galbūt ir bus pašalinimas. Laukiame Ne, 5 metrai, 5 Laukiame to metrų sprendimo. Gaila, kad čia iš tribūnų nematyti teisėjo žaisto rankomis, kuris teisėjavote ten ir mums sunku buvo pasakyti, bet pagal švilpuko toną jau jautėsi, kad bus skiriamas 5 metrų baudinys. Adomas Vasiliūnas, jo dvikova su Kšištofu Halko ir Gerai, dar vienas Domas. tikslus metimas. Na, išsiveržė lietuviai į priekį ir beje įsiveržė pirmą kartą šios rungtynėse. Pirmą kartą jie yra priekį 10-9. Trečio kėlinuko Įsižaidžia pabaigoje. lietuviai, kaip visada sakiau, į pabaigą besivydami, būna tik kitą kartą, ne visada pritrūksta būdavo laiko. Bet šiandien patikėsimės, kad gal jau jie pasitikė savim, ypač vartininkas dabar rodo gerą žaidimą, pasitikėjimą savim. Nu ir truputį komandai lengviau tada, kai jisai gerai žaidžia. 20 sekundžių lieka Lenkam. Čia skandintas kamuolys. Žaidėjas negali skandinti kamuolio. Ir Puikus šansas perdavimas. Lietuvos jau nesusiveržti didesnių skirtumų į priekį. Ir tas šansas yra išnaudojamas. Lukas Baliulevičius pabėga į priekį, be abejo sulaukia ir to savalaikio perdavimo. Lieka Lenkam 6 sekundės. Įsižaidė Lukas, aiškiai matyti, labai gerai padeda, nes biskutį Maksimas privargo, tai tada ėmėsi iniciatyvas Lukas ir tas jo atnešė mums jau ne pirmą gerą kontrataką. Na dabar reikia laukti tolimesnio Lenkų metimo ir be abejo būti jam pasiruošusiems. Iš arti ginasi Lietuvos žaidėjai metimas iš toli lino pakankamai grėsmingas Puikus šūvis. metimas, puikiai technika metimo, tačiau tikslumo pritrūko ir tai mūsų naudai. Kągi, 11-9 po trečiojo kėlinio ir trečiajame kėlinyje Lietuvos rinktinė perdaužė. Rungtynė savo naudai, prisiminkime, po pirmųjų dviejų buvo -2. Dabar yra +2 ir tą kėlinį Lietuvos rinktinė laimi 6-2. Bet čia jaučiasi dabar Lenkų komandos nuovargis. Jau jie pasimetė, kadangi čia jaunimas, jie tiesiog Na čia viskas gali keistis labai greitai. labai greitai. Nu, bet Lenkai tiek, kaip sakant, iš kelionės, jie tik atvyko dabar ir jau nuovargis be abejo yra pateisinamas. Čia ne vien tik treniruotumo stokavo ir kelionės, nemažos kelionės reiškia autobusai. Kągi, bet kokiu atveju laukiame to paskutinio kėlinuko ir tos rungtynės, na ko gero reikia pripažinti, tikrai įdomios, keičiasi tos pirmaujančios komandos, galbūt ir trikdo jas kiek. Techninis brokas, klaidos, tačiau Čia viskas yra nuo to, kad pirmos rungtynės yra. tikėkime, kad tiek rytoj, tiek poryt, tiek sekmadienį viskas bus gerai. Beje, tas rungtynės taip pat transliuos TV3 Play ir turėsite galimybę stebėti ir jas. Jau rytoj mes matysime, kaip žaidžia. Žinosime, kaip žaidžia kitos komandos, žinosim jų lyderius. Sakiau, jau bus žymiai lengviau. Na, galbūt netgi bus galima daryti ir kažkokias iš ankstinės prognozes, kalbant apie varžovų žaidimo stilių, apie jų pajėgumą. Be abejo. Šiandien pirmosios rungtynės šiame turnyre, kalbėjau apie transliacijos pradžią, galiu dar priminti, Baltic Amadeus taurė ir 3 rungtynės laukia šiandien ir tai yra pačios pirmosios. Ir šiandienos, ir šios taurės. Rungtynės, tad kol kas visos komandos yra mažai pažįstamas vieni kitiems. Na, galbūt tik tai Baltarusių ir Lenkų komandos žino geriau vieną kitą, po 2 komandas delegavo šios šalis. Tuo metu visos kitos turėtų būti mažiau žinomos. Gaila, kad šitame baseine galbūt čia sekančių metų turnyras ir nevyks, kadangi sostinės valdžia žada baseiną pavasarį lygtai uždaryti. Tai čia bus didžiausia problema vilniečiams. Neaišku, kaip bus treniruotės vykdomos, turbūt teks važinėti Elektrėnės, daug kas nubirės vaikų ir va, tas visos tradiciniai turnyrai, juos kur tai kitur perkelti yra neįmanoma, atviro baseino pas mus nėra. Vasara visa ežeruose, kaip jau minėjot vieną kartą. Ir šitų jaunuolių ateitis mane labai jaudina. Ir gerai, kad yra ir iš Alytaus, ir iš Elektrėnų, ir iš Kauno žaidėjų, ne taip kaip anksčiau būdavo vien beveik iš Vilniaus. Tai dabar Vilnius tą produkciją rinktiniai truputį sumažins, kadangi sąlygos tai tikrai suprastės. Labai gaila, bet vienintelė sostinė pasaulyje, be stadiono ir baseino, tai esam mes.
Na, čia dar vienas papildomas ginčas, kuris išsprendžia Lenkų naudai. Na, jeigu neklystų, bemaž visus ginčius laimėjo Lenkai. Taip. Čia bandėme susikabinti, paskutinį jau įsižaidė, bet vis tik tai šį kartą sėkmė lydėjo. Čia labai pavojinga buvo ataka, bet labai gerai pasaugojo. Na, Lukas Baliulevičius protingai buvo iškėlęs rankas į viršų, jis rodomas, kad nieko nedarau. Čia labai greitas išpuolis, Adomas Vasiliūnas pabėga. Čia nieko nebus. Negalima užsimoti į tą pusę su kamuoliu, kurioje yra gynėjas. Ir taip atsitrenkėme jo ranką. Čia didžiausia klaida. Reikia kamuolį pamesti į kairį šoną ir ramiai įdėti į vartus. Pritrūko patirties ir teisingų sprendimo priėmimo praktikos. Gaila, kad nepavyko šio epizodo Adomui Vasiliūnui, būtų buvęs pelnytas įvartis. Dabar bus turbūt smūgis į vartus. Nuo aikštės žaidėjų. Nuo aikštės nesiskaito kampinis, Lekia skaitosi kamuolys. tik tai nuo vartininko. Taip, tą ir norėjau užakcentuoti, kad nuo aikštės žaidėjo kamuolys išlėkė, tad Lietuvos komanda pradeda dar vieną savo išpuolį. Jaučiasi didesnis pasitikėjimas, atsidengia žaidėjai. Neblogas perdavimas, aišku, labai rizikingas. Čia jau yra pašalinimas, turėjo būti, bet dėja. Tyli, teisėjai švilpukai, Gintaras Daniūnas taip pat keistai žiūri į juos. Teisėjai geriau matyti. Na, galbūt ir teisėjai šiandien leidžia kiek kietesnį žaidimą, pavadinkime taip. Nesakyčiau, kad švilpia vienai ir kitai komandai palankiai, švilpia vienodai, turbūt abiem ekipam. Ir kažkuo Vėl skųsis bus tikrai. smūgis iš toli ir vėl vartininkas gelbsti padėtį. Pratęsiu savo mintį, ko gero sutiksime, kad ir mes norėjom, kai kurių švilpukų jų nebuvo, tačiau tenka pripažinti, kad ir Lietuvos rinktinė, kuomet gindavas, buvo situacijų, kuomet atrodė, kad tuoj nuskambėjo švilpukas, tačiau tie švilpukai tylėdavo, tai teisėjams tikrai didesnių priekaištų šiandien, ko gero, neturime. 12 sekundžių lieka lietuviams. Vėl klaida padaryta, tarp dviejų žaidėjų kišamas kamuolys. Čia yra žaidimo brokas ir ko pasakoja sudaromas varžovės sąlygos pulti. Ir jeigu jie, pavyzdžiui, dabar įmuša įvartį, jau mums lieka tik tai vienas įvartis ir tada prasideda jaudulys. Ir tai yra labai pavojinga. Turint du įvarčius, reikia stengtis dar įmušti įvartį būtinai ir stengtis nedaryti klaidų. Bet gink Dieve netempt laiko. Na, galime pasidžiaugti tom, kad per 2,5 minutės... O čia gali būti įvartis, bet vartininkas vėl gelbsti. Galim pasidžiaugti tuo, Kampinis. kad per 2,5 minutės nebuvo praleista įvarčių. Nebuvo ir įmušta, tačiau nebuvo ir praleista. Tai be abejo yra svarbu. Bet norėtųsi įtvirtinti, kol yra galimybė atakuojant, negalima daryti klaidų. Blaiviau žiūrėti į ataką, o neskubėti įmušti įvartį. Lenkai truputį pasimetė ir dabar jau jie nebežino, iš kurios pusės jiems reikia mest. Va dabar gali būti pavojingas smūgis, kada bus laisvas. Bet teisėjai švilpukas tyli. 15 sekundžių dar Dar Lenkam. daug laiko, dar daug. O čia puolantis žaidėjas labai turi gerą smūgį. Čia bus laisvas smūgis. Ir dabar visi žaidėjai uždengti smūgis. Na ir vėl puikiai žaidžia Povilas Geriausias Einutas. prizas šiandien mūsų vartininkui, Vilniečiui, sporto mokyklos, mūsų auklėtiniui Vilniaus. Povilas šiandien aukštumoje. Na, iš tikrųjų, ne vienas ir nedu buvo metimai ir netgi, sakykime, pavojingi metimai, Labai kuriuos pavojingi. atrėmė Povilas Einutas. Metimas metimui be abejo nelygų, tačiau buvo tų pavojingų metimų ir Povilas dažnai ten gelbėdavo savo Čia dabar komandą. Lukas Baliulevičius vėl jau ginasi pavojingai. Dėl vietos kova vyksta. O čia jau Nedaug trūko šį kartą jau Lenkams. Pripažinkim, apgavo visą komandą. Tikėjosi perdavimo čia lietuviai. taip, bet buvo mestas, kaip mes vadinam, balionas. Nenusisekęs. Trūko balionas. nedaug. Ir tenka pripažinti, trūko nedaug. Sprendimas drąsus. Šį kartą nepasiteisino. Dabar nebloga padėtis, bet vat, neusiema geresnį, reiškia, buvo nebloga iš kairės krašto duoti. Dabar vėlgi randasi mūsų puolėjas centro už žaidėjų ir jam perdavimo negalima duoti. Jis negali išsikovoti savo vietos. O čia pabando irgi tokiu pat. Geriau jau laikyti kamuolį iki galo ir išmesti bendrai į kitą aikštės pusę, kad varžovam ilgiau galėtų tęstis ataka. 4 minutės jau prabėgo paskutinėme kėliniuke ir kol kas nei viena komanda nepelnė įvarčių. Kol kas dominuoja gynyba. Atsistūmė puolėjas Lenkų ir perdavimas kamuolio mūsų naudai.
Jau jaučiasi nuovargis, jau palengva eina, į kitą aikštės pusę plaukia žaidėjai. Bet Na, ko gero, ir laiko tos- daug yra, aišku, ir reikia užsidegti likus ten 10 sekundžių, jeigu nori iš žaidimo pelnyti įvartį. Bet va centro žaidėjo, kuris užimtų patogią padėtį, nesimato. Dabar kam būtų galima atiduoti kamuolį. Apskritai tas nuovargis tikrai pradeda jaustis klaidos, na, kad ir štai tokie Ir metimai. dar buvo likę 10 sekundžių, o buvo mušamas kamuolys. Taip daromos sąlygos atakai Lenkų komandas. Čia yra ne visiškai teisingas buvo priimtas sprendimas mūsų rinktinės žaidėjų. Bet kadangi mūsų pusė po lygiai, dabar labai pavojinga ir įvartis. Na, čia lengvas buvo sprendimas ir Andžejus Mačiejevskis be problemų. Nu, čia ką ir minėjau, Įgyvendina? lieka vienas įvartis ir dabar prasidės nervų kova. 3,5 minutės lieka Labai žaisti daug laiko. ir tik dabar buvo pelnytas pirmasis įvartis. Šiame kėlinyje 11-10 Lietuvos jauniai vis dar priekyje. Dabar Lenkai gauna tokį besivėjančio, reiškia, kuriam sekasi žaidėjo nuotaikas tokios persideda. Jie dabar būtinai nori išlyginti. Na, pripažinkime ir kitą dalyką. Jie pralaužė lietuvių vartus. Tuo metu lietuviai dar nepelnė įvarčio, tai tie patys lietuviai, ko gero, psichologiniai lengvoj duobėj būtent dėl to nerezultatyvumo. Dėl to, kad 2 įvarčiais galvoja, kad jau čia galima bus. Ir vėl klaida buvo padaryta. Tiesa, teisėjas įžvelgė, kad jis pasitraukė. Va, tai dabar reikia ringas lyderis, reikalingas būtinai darbas prie vartų, ant išvarimo. Nu, va, Čia tai du vėl lenkai buvo nėr šalia. kam duoti, dabar iš 5 metrų iš kampo gal bandys mušti balioną. Prašau. Yra. Ir pasiseka, apskaičia lietuviams. Na, vėlgi, žiūrint iš šono, atrodo daug tų taktinių klaidų. Du lenkai šalia ir neturi kam atiduoti kamuolio Lukas Baliulevičius. Na, teoriškai bent jau kažkur turėtų būti laisvas Lietuvos žaidėjas ir turėtų būti arti Bet varžovo išnaudota vartų. proga ir tas metimas buvo atliktas gan techniškai ir vartininkui buvo sunku ką nors padaryti. Na, dabar jau lietuviai gali jaustis kiek ramiau, vėl spaudimas lenkams. Dar negalim jaustis ramiai, kadangi įvarčiai tai labai daug laiko. Jeigu būtų likus minutę, tai jau galima būtų galvoti. Bet lenkai irgi skuba ir daro klaidų. Teisėjas išvelgia, kad kamuolys lietė mūsų vartininko ranką ir skiria kampinį. Na, šitoje vietoje man lygiai taip pat pasirodė, kad buvo ten kontaktas. Pagal garsą jaučiasi, žinot, toks yra, kaip pirštus biski paliečia, kamuolys garsą turi tokį, kuris girdisi ir teisėjai. Čia labai blogai sužaidžia gynyboje mūsų žaidėjas, labai blogai, neuždengia ir vėlgi rizikingas rezultatas, vėl reikalinga rezultatyvi ataka. 12-11 likus žaisti kiek daugiau nei 2,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Nepateisinamas įvartis. Čia turėjom apsiginti šitoje atakoje. Na, iš sunkios, tikrai sunkios pozicijos atakavo lenkas ir nebuvo jam trukdoma. Ką tai nematyti Maksimo Makarovo, matyti pavargo. Na ir kas stringa į akis, lietuviai vis sunkiau sugeba dasigauti prie varžovų vartų. Lieka atakai. Todėl, kad lenkai suaktyvino gynybą. Sustojęs laikas turėtų... Ne, dabar buvo, matosi, kad jau baiginėjasi laikas ir žaidėjas išmeta kamuolį, reiškia į varžovo aikštės pusę, tom sumažindamas laiko, nes 5 sekundės lieka, teisėjas nešimta dar. Kai baigsis 5 sekundės, tai mūsiškiai jau grįžta atgal ir tik tada lenkai, reiškia, kol daplauks iki to kamuolio, priplauks ir paduos savo metimą link. Šito jau mūsų gynėjai bus sugrįžę. Čia dabar teisėjai išvelgia kokią tai klaidą. Nežinau, nematau teisėjo žesto, bet kamuolys turi atitekti mūsų komandai. Bet likusios tada turi būti 5 sekundės. Taip, man pasirodė, kad likus 5 sekundėm buvo sustojęs laikrodis ir jis tiesiog nėjo. Metimas iš toli, čia apsigina lenkų vartininkas Čalko Krištofas. Taip, buvo likusios 5 sekundės ir mūsų buvo kamuolys, bet mes nematom teisėjo dešiniai pusėje ir jo judesių. Laikas buvo grąžintas atgal ir lietuviai turėjo galimybę dar baigti ataką. 2 minutės lieka. Pats pavojingiausias dabar yra momentas, reikia apsiginti.
Man atrodo, buvo biskis skandintas kamuolys iš puolėjo Bet kokiu atveju lieka lietuvių kontrolė kamuolys, permetis prie kamuolį iš Lenkų. Čia neskuba Būtinai reikia Povilas Reinutas. pulti. Būtinai reikia dar pulti. Būtinai. Negalima palikti paskutiniai minutiai vieno įvarčio, nes tada bus dar sunkiau. Nėra kam atiduoti kamuolio. Vat Nėra. jau tos nuotaikos yra, kur yra liaudiškai tam pamagumą. Bet ir jėgų nėra, aš suprantu puikiai jaunimą. Bet reikia stengtis iki galo, labai pavojinga, dabar gali perimti kamuolį. Negalima duoti žaidėjai, kuris randasi dviejų gynėjų apsuptyje. Ir dabar Lenkų lemiamą ataką, jeigu jie pelno įvartį, tai rezultatas tampa lygus ir paskui galima netgi ir pralošti. Tai tokia apsiginti reikia judėti, reikia labai judėti visiems. Visiems Čia judėti, šansas neduot atakuoti ir Labai gerai, žaidėja palėtė gynėjas ranką. Lukas Baliulevičius Lukas taip siunčia palėtė kamuolį ranką. už aikštės ribų. Nėra kampinio ir dabar nereikia, reikia vis tiek pulti. Reikia eiti prie vartų. Negalima laikyti kamuolio iki tol, kol perims. Reikia iki pat galo, dar 17 sekundžių mūsų ataka yra. Reikia bandyti išnaudoti. Jeigu dabar sugebėtume iš 5 metrų laisvo smūgio va čia va įmesti, bet teisėjas nešvilpė, o per galvą perlipo. Čia tai klaida teisėjo, akivaizdi klaida teisėjo. Girdime dabar švilpuką ir tas švilpukas yra palankus Lietuvos komandai. Tačiau minutės pertraukėlė yra prašoma. Minutės pertraukėlė artėja prie pabaigos ir 36 sekundės ir 70 iki kėlinio pabaigos lieka. Na, jeigu viską teisingai supratom, po to teisėjo gesto, tai kamuolys lyg ir turėtų likti Lietuvos vaikinams. Ne, kamuolys nelieka Lietuvos vaikinam, kadangi buvo paimta minutinė pertraukėlė, jeigu aš neklystu, Lenkijos rinktinės trenerių, reiškia ataka Lenkų komanda. Na, pažiūrėsime, kaip čia viskas tikrai buvo. Taip, kadangi minutinė pertraukėlė gali imti treneris tik tada, kai kamuolys atitenka. Taip ir yra, Lenkai keliauja prie Lietuvos vandensvendininkų vartų. Labai atsakingas momentas ir tenais truputį tos pats galas mūsų komandos dar buvo likę sekundžių, galima buvo išlaikyti kamuolį, viską ir dabar jeigu padarys Lenkai klaidą, tai bus mūsų sėkmė. Na taip, jeigu Lenkai padaro klaidą, lietuviams reikia neprarasti kamuolio ir laikyti jį savo rankose likusį laiką. Nereikia klysti, čia nereikia klysti, galbūt jau reiktų tolimo perdimo. Taip, viskas jau dabar. 5 sekundės lieka, tai yra viskas. 3, 2, 1, pergalė. Viskas, baigėsi laikas, kągi, labai permainingai įdomi kova. Belieka pasveikinti tai mūsų rinktinė su atkuklumu. Lenkai fiziškai šį kartą nusileido. Nudžiugino be abejo tai, kad lietuviai atsigavo antroje rungtynių dalyje ir šiaip netaip išlaikė savo susikrautą persvarą, pelnė vieną vienintelį įvartį. Kuo sunkesnė pergalė, tuo jinai malonesnė. Ko gero taip. Taigi dėkojame jums už tai, kad stebėjote šias rungtynes. Visos likusios taip pat bus transliuojamos per TV3 Play. Na, o šias rungtynes kartu su jumis stebėjo Rolandas Vizgirda ir aš Vytas Klinauskas. Sakome jums ačiū ir linkime žiūrėti Lietuvos pasirodymus ir rytoj bei savaitgalį. Iki.